Ar jūs matėte vaizdo įrašus ar bent ištraukas iš to, kas vakar atsitiko Klonio gatvėje, kokiu būdu mergaitė buvo paimta iš garliavos ir perduota biologiniai motinai? Taip, mačiau, tai tiesiog baisus vaizdai. Neįtikėtina, kad toj Lietuvoje darosi, už kurią mes kovojam už laisvą Lietuvą. Nėra laisvos Lietuvos. Teisingai Ozolas pasakė, kad apie kokią jis, kai kalba kas nors apie nepriklausomybę, man bjauriu klausytis, kur jūs tą matot nepriklausomybę. Tai taip ir yra. Jos ekscelencija prezidentė atvažiavo aplankyti Čikagos, susitikti su Čikagos lietuviais, bet su mumis nepanoro bendrauti ir pabėgo. Ką manote apie tai? Aš taip manau, kai jin atėjo susitikti su tikrais lietuviais, visi kiti yra jai runkeliai. Jin atsirinko pati, bijodama bet kokių klausimų netikėtų ir jai nepatogių. Aš tik taip galvoju, kitaip logiškai nepaaiškisi. Labai jums ačiū. Ar matėte vaizdo įrašus ar bent ištraukas iš to, kas įvyko vakar Klonio gatvėje ir kokiu būdu mergaitė buvo perduota iš garliavos biologiniai motinai? Sakyčiau, žiauriu būdu. Pavyko pažiūrėti įrašą iš viduj, kambarį kas dėjosi, pakol, aišku, policija ir ar specialios tai pajėgos nenusuko tų vaizdo kamerų, bet galėjau klausytis bent jau garso įrašų, kas iš tikrųjų sudarė įspūdį, kad mergaitė buvo psichologiškai prievartaujama. Ir man sėdint tenais, mąsčiau apie Lietuvos profesinį lygį, apie tos žmonės, profesionalus, psichologus, vaikų teisių apsaugą, kurie įsijungė į šitą prievartą prieš mergaitę. Ir galvojau apie tai, kad jau jinai yra išprievartauta ir kokią traumą jinai patyrusi. Plius jos tėtis mirė tuo metu, kai faktiškai jos vystymėsi normaliam, tuo metu vaikai prisima daug atsakomybės, kas vyksta jų aplinkoje. Ir visas tas spaudimas, kuris jo šeimai daromas per paskutinius metus, kai valstybė, galima sakyti, paskelbė karą prieš vieną šeimą, prieš vieną žmogų, kuri nesutinka su klano vykdoma kriminalinė veikla valstybėje. Ir paskutinis kartas, kai mergaitės akivaizdoje daužomi langai, pjaunamos durys, traumuotas vaikas ir tokie vaizdai jos akivaizdoje, plus vaikų apsauga ir psichologai, kurie turėtų ginti vaiko teises, daro tokį spaudimą vaikui ir prievartauja jį. Tai čia yra taip liūdna, kad aš neturiu žodžių, kaip apie tai daugiau atsiliepti. Labai sutrikdyta buvau, kaip ir visi kiti, tokio žiaurumo. Ateina 240 policininkų ir specialiosios pajėgos, apginkluotų žmonių prieš vieną mažą vaiką. Tai čia Lietuvos tragedija. Daug specialistų teisininkų skanduoja, kad kiekviena tarnyba turi dirbti savo darbą. Ar jūs su tuo sutinkate, kad kiekviena tarnyba turėtų dirbti savo darbą ir ar politikai turėtų į tai iš viso kištis? Žinote, kaip pasakius, teisinėje valstybėje yra balansas tarp įstatymų leidybos, vykdomosios valdžios, teismų. Lietuvoje tai yra kuriama teisinė valstybė ir matosi, kad tie pagrindai yra labai silpni ir tie pagrindai yra iš pagrindų faktiškai sutrešę, nes statomi ant neteisybės. Kaip mes galime pastatyti teisinę valstybę, kai nėra moralės įstatymuose, kai faktiškai pardavinėjami teismo sprendimai, tai tokiam atvejui, ką mes kalbam tuomet, jei niekas nesikiš, tai mes niekada teisinės valstybės taip ir nepastatysime. Čia būtų absurdas sakyti, kad žiūrim kaip mūsų korumpuotą teismų sistemą, kuriais pasitikė 15% žmonių. Žmonės pardavinėja ir daro, kas pagal jų amoralų elgesį yra normalūs dalykai ir kiti tos teisinės valstybės funkcijas atliekantys, kurie turėtų atlikti tas funkcijas, vyriausybės žmonės nieko nedaro, tai čia būtų tragedija, bet taip ir yra. Tai faktiškai matosi, kad visi nori žiūrėti, nes nežinau, tų hipotezių galbūt kiekvienas daug turi, galbūt tie žmonės yra susiję taip pat su tam tikrom struktūrom, turi savo nuodėmių ir bijosi tiesiog, kad kažkas va taip neatsisuktų, kaip prieš šitą šeimą atsisuko. Labai ačiū, ponia Vilija, už jūsų nuomonę.
Žinoma, ačiū Jums. Girdėjau, kad jūs pati buvot Klonio gatvėje ir dabar šiuo metu svečiuojatės iš Lietuvos. Kokie įspūdžiai, ar norėtumėt kažko pasidalinti? Mačiau video ir baisus dalykai darosi toj Lietuvoje. Ir mačiau, kaip mergaitė nešė, klausykit, užmetė kaldrą ant galvos, klausykit. Siaubingas dalykas, sakau. Prezidentė buvo pasakius, nereikia naudoti prievartos, o visa ta buvo įvykdyta, klausykit. Su žmonėm elgėsi, kai su šunimis. Labai ačiū. Matėte įrašus arba bent jau iškarpas iš vaizdo juostų, kaip vakar buvo įvykdytas mergaitės Deimantės Kėdytės perdavimas biologiniai motinai? Aš mačiau ir gavau tiesiog informaciją iš buvusio čikagiečio, gerbiamo fotografo, kurį gerai pažįstate, Gintauto Beržinsko, arba kaip mes vadinam kunigaikščio Klausučio. Jis būtent padarė tą įrašą ir kaip jūs matėt, kada nukerpa ir jau vaizdo kameros nėra, jis viską įrašė. Tai čikagietis, mūsų žmogus, 15 metų gyvenęs Bridgeporte laisvame ir nuvažiavęs į Garliavą ir visą laiką buvęs Garliavoje ir kovojęs ir padėjęs mergaitei ir nufilmavęs ir perdavęs per televiziją šitą informaciją. Mačiau. Ir kokios nuotaikos pamačius visą tai, kas vyko Klonio gatvėje? Aš nemanau, kad nuotaika pas mane buvo gera ir aš džiaugiausi. Tai būtų didžiausia nesąmonė. Nuotaika yra slogi, prislėgta ir nėra ką kalbėti. Pamačius tokius vaizdus, nežinau, ką norisi daryti. Norisi eiti į gatves ir nežinau, nenoriu, kad baigtųsi blogai, nes kartais galiu net laikyti po tokių filmų, kaip žmogus. Galiu nesusivaldyti tam tikrose situacijose. Kodėl manote, kad Lietuvoje žmonės nepasitikė teisėsauga ir teismais? Pirmiausiai, Lietuvoje nėra teisingumo. Yra teisingumas, išskirtinės klasės arba kastos teisingumas. Skaitykite šventą raštą, tenais parašyta, tiesa padarys jūs laisvus. Nėra tiesos, nėra ir laisvės. Viskas, ką jūs matote, tai yra reali situacija nepriklausomų Lietuvoje po 22 metų. Buvau savanoris, 224 kuopą, krašto apsaugos tarnyba, teko būti parlamente, šįmet per klaidą gavau medalį iš jos ekscelencijos prezidentės, jai dėkojau, bet nežinau, kaip dabar jaustis, aš manau, kad mane ne jinai apdovanojo, Lietuva apdovanojo. Ačiū, kad gimiau joje, jeigu reikės, aš įginsiu, bet nevaldančią klasę, nekorumpuotų žmonės, neteisėtvarka, neteisėsauga, kuri yra destabilizuojanti, amorali ir kenkia visai lietuvių tautai. Ką manote apie tai, kad prezidentė nepanoro su mumis bendrauti ir tiesiog, kaip sakoma, pabėgo? Žinot, man labai sunku kalbėti, nes aš turiu tam tikros informacijos, kurios negaliu kalbėti. Žinau, kaip buvo ruošiamas šitas vizitas, žinau, kaip buvo kviečiami žmonės, nes užimu šiokias tokias pareigas JAV lietuvių bendruomeniai. Tiesiog skaudu apie tai kalbėti. Tai yra dar sykį suskaldyti JAV lietuviai šičia. Ant šitos žolės atėjo žmonės mylintis laisvę. Tie žmonės, kurie nesudaro elito, taip vadinami tie runkeliai, vadinkit juos kaip norit, bet jie buvo ir bus. Jų yra tiesa. Aš stoviu su tiesa, o nesėdžiu Lemonte ir pokštauju, valgau ir gražbiliauju jos ekscelencijai prezidentai. Patikėkite, tai yra baisu. Kas vyksta Čikagoje šią minutę, tai yra baisu. Pirmiausiai, prezidentė turi žiūrėti tautai, žmonės. Visi tokie susitikimai Lemonte ir kitur, pirtyse, konjekėliai, pasisvečiavimai, lobistiniai reikalai reikalingi. Bet pirmiausia yra tauta, žmonės. Jeigu tu neini su tauta, tai su kuo tu eini? Su 500 žmonių, kurie ten sėdi. Su kuo tada tu eini? Aš norėčiau paklausyti, Jūsų ekscelencijas. Su kuo jūs? Jūsų ekscelencija, su kuo? Ar jūs matėte vaizdo įrašus iš vakarykščių įvykių Klonio gatvėje? Taip matėme. Prieš einant miegoti po visų savo darbų, vyras visada perjungdavo kiekvieną vakarą, įjungdavo pasižiūrėti, kaip sekasi Klonio gatvėje. Ir įjungėme ir pamatėme, kad Klonio gatvėje yra sujudimas. Ir visą tą laiką mes kaip tik stebėjome. Ir jau gal 3 metai mano širdis taip neplakė. Žinokite, 100 dūžių per minutę pradėjo plakti, kai pamačiau, kad šitiek jėgų ateina paimti vieną nekaltą mergaitę. Žinau, kad jūs turite vaikų, ar jums kaip motinai
Stankūnaitė atrodo mylinti motina ir ar jūs bandytumėte paimti mergaitę tokiais būdais, kaip jinai dabar kad daro, jeigu jūsų, sakykime, dukra su jumis neitų? Galiu pasakyti taip. Auginu sūnų ir dukrą, tai yra užauginau, jau jie yra saugę, yra sukūrę savo šeimas ir mano vaikai niekada nebūtų buvę Deimantės situacijoje niekuomet, nes aš esu tikrai mama. Na, sakykime, kaip kiti užtarė, Stankūnaitė suklydo, bet jinai su vaiku taip elgtis negali. Jinai turėjo tikrai ją prisipratinti, eiti kiekvieną dieną, nepamiršti taip pat, kad Deimantė turi senelius ir šitaip elgtis su vyresnio amžiaus žmonėmis, kai buvo elgiamasi dabar. Tai yra taip pat baisu. Ne tik su mergaitė baisiai elgiasi, bet elgiasi ir su seneliu, ir su močiute. Tai yra mūsų Lietuvos veidas. Tai yra baisu. Ką manote apie įvykius Garliavoje, vakarykščius įvykius Garliavoje? Pirmiausia, tai negaliu patikėti, kas įvyko. Ilgai užmigti negalėjau ir prisiminiau tos laikus, kai važiavom, kai Baltijos kelią tiesim. Manau, kad niekada tauta nebuvo taip suvienyta, kaip šiuo metu. Paskutinį kartą turbūt mačiau tautą, kuri taip kartu suėjo, tai kai sausio 13 buvo ir kai Baltijos kelią tiesim. Dabar po tiek metų vėl pagaliau pasijautė, kad tautai tikrai pabodo visi tie buvę komunistai valdžioje sėdintys ir galbūt jau tauta dabar praėjus tiek metų pasiruošusi sekantį kartą, kai rinks prezidentą, tikrai nerinkti ne vieną iš buvusių nomenklatūrininkų, ne vieną priklausantį rusam, bet išrinkti tikrą lietuvį, kuris atstovaus Lietuvos interesam ir tikriems lietuviams. Kaip manote, ką žmonės, ar iš viso jie kažką tai dar gali padaryti, kad bandyti pakeisti šitą situaciją, susidariusią tą nepasitikėjimą teismais ir teisingumu? Manau, mes kaip lietuviai daug ką galim padaryti. Blogiausia tas, kad kažkaip tai matosi, šiandien aš galvojau, kad tikrai bus daugiau žmonių, bet kai visada su lietuviais yra kažkodėl tai labai mums sunku susiburti, labai sunku mus priversti, mąstyti, kažką tai eiti, daryti, keisti. Visi užsiėmė savo gyvenimas ir čia ne tik Lietuvos valdžia, dauguma valdžių daro, kad žmonėms būtų sunkiau gyventi, kad jie užsiimtų tokiais kasdieniais darbais ir užsimirštų ir neturėtų laiko, taip sakant, reikšti savo nuomonę, rinktis kartu ar kažką tai keisti. Ir tokie reti įvykiai, kaip šitos mergaitės Kedytės likimas, kai subūrė tautą kartu ir visi pamiršta, kad ten kažką tai reikia daryti, kažkokie tai darbai yra, visi sako, žinot, jau vieną kartą davai susiemam, susirenkam ir pasakom, ką mes iš tikrųjų galvojam apie tą neteisingai sudėliotą valstybę, tos visus Seimų sėdinčius narius bereikalingus, kuriuos reikia visus išmesti ir perinkti. Ir manau, kad dabar tauta susiims ir per šios rinkimus tikrai išrinksim tos žmonės, kurie pakeistų mūsų tautos ateitį. Aistė ir Glorija, jeigu galėtumėt kažką perduoti mergaitei Deimantei Kedytei dabar, ar jūs norėtumėte jai kažką pasakyti? Mes norim, kad jinai būtų labai laiminga. Kad jai geriausiai sektųsi, nes man atrodo, kad mama turėtų mylėti ją, o ne taip daryti jai. Ir sėkmės jai. Ar norėtumėt pasisakyti Klonio gatvės tema kažką, tai savo nuomonės, kokios nuotaikos ir kokios nuomonės? Čia man atrodo, kad tie visi susirinkę turi vieną ir tą pačią nuomonę, ko mes čia atėjome. Mes žinome, kad tą dieną vakar Lietuvoje žuvo teisingumas, žuvo bet koks pasitikėjimas prezidentė, todėl kad jinai, kaip aš rašiau, kad Gorbačiovui paskambino prieš sausio 13 įvykius, kad Gorbačiovui, kad stabdytų, bet jis miegojo. Tai matyti prezidentė miegojo. Jeigu jai paskambino gerbiamas Landsbergis ir perspėjo, kas darosi, tai po to ieškoti Skvernelio telefono. Atsiprašau, kur mes gyvenam? Nėra teisingumo, pradedant nuo pačios iki viršaus. Jeigu generalinį prokurorą atleidžia dėl pedofilijos bylos ir po to vėl jį paaukština, ponia prezidentė, ar mes kvaili? Ar jūs galvojat, kad čia visa tauta kvaila? Aš manau, kad jūs puikiai suprantat, kad jūs kažkam tarnaujat. Ir todėl mes sakome, stop pedofiliją, stabdykite, nes vaikai yra nesaugus. Ir mes esame už tą patį teisingumą, ką šiandieną kovoja tauta. Daugiau neturiu pasakyti. Visi turim būti kartu. Ir čia, ir ten. Ačiū. Norėjome paklausti, iš kur atvykote? Atvykom iš Indianos valstijos ir jau čia Lemonte tikriausiai nuo pat pradžių, kai prasidėjo mitingai, tai mes į kiekvieną mitingą ir atvažiuojam. Kiek laiko vairavote iš Indianos, ar toli? 4 valandos kelio. Ir kas jūs atvedė į Lemontą, tokį ilgą kelią važiavote? Kaip ir visus čia žmonės, ta pati bėda, taip sakykime.
Ką manote apie vakarykščius įvykius Garliavoje? Ar tikrai prieš tą vaiką nebuvo naudojama prievarta? Vakar, kas vyko Garliavoje, tai man priminė tos sovietinius kinus, kai rodydavo konclagerius. Ir ta visa sistema buvo atidirbta taip, kaip būtų konclagerius dirbėti žmonės, prižiūrėtojais. Niekom nesiskyrė, gal net baisiau. Ar turit kokių minčių, ką dar mes kaip žmonės visi ir Lietuvoje, ir čia, ką mes dar galime padaryti, kad padėti Deimantei Kedytei ir apskritai pakeisti situaciją Lietuvoje, sakykime, žmonių nuomonę į teismus, į visą teisėsaugą, į viską? Pakeisti gali tik tai vieną, reikia keisti valdžią. Kol bus ta valdžia, nesikeis nieks. Ir žmonės Lietuvoje turėtų tikriausiai suprasti geriausiai. Mes tą suprantam čia. Ir jie, kai suprasta, kad reikia keisti visą valdžią, absoliučiai visą, tada ir situacija bus Lietuvoje. Gal ir mūsų čia nebebus tiek daug, gal bus dalis Lietuvoje. Ką manote apie tai, kad prezidentė nepanoro su mumis bendrauti ir pro šoninės duris įėjo nešnekėjusi su mumis? Mūsų prezidentė iš vis įdomi ir aš nesu matęs, kad jie kur nors su kuo nors nuoširdžiai ir bendrautų. Jie visą laiką stengiasi atsakyti kuo trumpiau ir absoliučiai nieko tom nepasakyti. Žmogus be nuomonės, žmogus be veiksmų. Po tokių įvykių aš tikriausiai, būdamas ne prezidento ar kuom, bet atsistatydinčiau ir išeičiau iš politikos. Labai jums ačiū. Ar jūs matėte vaizdo įrašą, kas įvyko vakar Klonio gatvėje? Mačiau visus, kiek buvo nufilmuota šitų vaizdų ir dar netgi klausiau, kas buvo nenufilmuota po jau to viso vaiko pagrobimo. Taip, kad aš žinau viską daugmaž iš interneto. Kaip senai sekate šitą istoriją? Aš manau, kad nuo pradžios seku. Nuo pat pradžios, kai prasidėjo, kai Kedys pradėjo ieškoti pedofilų. Ar manote, kad Lietuvoje yra klaninė valdžia, ar yra tas pedofilų tinklas? Aš manau, mano nuomonė būtų tokia, kad teisėjai, advokatai, jie turi kaip ir bendrą klaną ir jie dengia vienas kitą, kas be nutiktų. Kaip ir daktarai turi savo draugiją, taip ir teisėjai, taip ir politikai. Šiuo atveju, kas tam klane, aš negaliu pasakyti, bet jis yra. Ar manote, kad jos ekscelencija prezidentė Dalia Grybauskaitė turėtų kištis į visą šitą reikalą? Aš manau, kad jinai nesikišo, tik tai vaizdavo, kad kišasi. O jinai turėtų kištis. Jeigu jūs būtumėte buvęs prezidentas paskutinius, sakykime, metus, ar jūs būtumėte apsilankęs Klonio gatvėje ir pasižiūrėjęs savo akimis ir pajautęs žmonių nuotaikas? Jeigu būtų mano valia, aš būčiau apsilankęs, būčiau pasikalbėjęs su žmonėmis. Nes spauda ir televizija daug ką daro atvirkščiai. Galbūt net specialiai kiršina žmonės. Labai jums ačiū. Kalbėjau su sekretorė Lemonto centro ir pasakė, kad prezidentė turi išsimiegoti, gražiai atrodyti, nesusierzinti, nes rytoj turi atstovauti Lietuvą ir kalbėti svarbiais klausimais. Todėl mes turėtumėm jos netrukdyti. Įsivaizduojat, va taip pasakė. Ačiū, viskas. Mėly Lietuvos žmonės, visi esame sujaudinti įvykių Garliavoje. Įvykdžius neeilinį, mažo vaiko interesus liečiantį teismo sprendimą, visos atsakingos institucijos privalo išsamei ištirti, ar prieš vaiką nebuvo naudota prievarta.
ir įvertinti visas vaiko perdavimo aplinkybes bei dalyvavusių institucijų veiksmus. Nekartą pabrėžiu ir savo pozicijos nekeičiu. Prievarta vaiko atžvilgių negalima. To neleido daryti ir teismas. Turi būti imtasi visų reikiamų priemonių mergaitės saugumo užtikrinimui ir jos interesų gynybai.